Tai ką, tada dabar atėjom prie pat close-upo štai šito aфиgenų daikčiuko. Tai yra Smog, kaip matome, SmogX Pro 80 W plus, štai pavadinimas. Štai taip jis įsijungia ir rašome welcome. Ką, matome maksimalę galę šito aparačiuko, tai yra 80 W. Štai galima reguliuoti, po to, kai laikai viskas eina daug greičiau. Tai kągi, dabar atėjo laikas patikrint, kokia čia yra versija, nes ten, pavyzdžiui, jeigu būtų versija senesnė negu 7 arba 6, labai dažnai dega šitų dalykų čipas. Pasižiūrėkime, kokią man atsiuntė. Paėmiau tokį vėlos gabalą ir dabar paspaudžiam ant reseto. Palaikom ir viskas. Dabar reikia jungti. Ir štai, kaip matome, 0,071 buvo. Tai ką, okei, tada pažiūrim, kas iš viso čia yra. Čia yra 50 automatinis sriegis, kaip matome, kad jis nesireguliuoja. Toliau čia yra tik 3 mygtukai, dar vienas ten apačioj. Vienas tai fire button, pliusas ir minusas. Iš apačios matome tik micro USB. Štai taip. Iš tos pusės nieko nėra, pavadinimas tik. Ok, tada dabar prieisim prie pat meniu. Kad dabar atėjo laikas, kasgi pas mus čia apšiai gero yra meniu. Tai ką, spaudžiam mygtuką 3 kartus ir matome išlenda mūsų meniu iš 5 skirtingų pasirinkimų. Pirmas. Tai čia yra temp kontrolas, mech modas ir wattage modas. Dažniausiai žmonės rūko ant wattage modo, nes nustato, kiek jiems reikia vatų ir normaliai toliau garina. Gerai, toliau kas čia gerai yra. Toliau eina puffs. Čia kiek mes already padarėm įtraukimų. Pas mane rodo 0,0,0, nes dar daiktas naujas. Toliau galim laiko nustatymus. Labai gerai dalyk, pavyzdžiui, jeigu modas yra užblokuotas, paspaudžiam vieną kartą, kaip norim tipo pagarinti, bet iš tikrųjų rodo laiką ir galim vietą telefoną duoti, kai aš gaila, kad neskambina. Ok, tada biškai palaukiam. Toliau, kas čia dar gero yra. Čia yra temperature controlas, galim skaitant, kiek maksimaliai mes norim pagal Fahrenheitą. Štai reguliuoja iki 900. Ok, tada dabar palaukiam. Dar kartus paspaudžiam ir paskutinis tai yra 5 išjungimas, power on, power off. Ok, tada dar vienas dalykas, kad šitas daiktas labai patogus, tai kaip jau minėjau, kad yra štai tokie imtys mikros, bet nereiškia, kad jums reikės tą načą sukilinėti, kad išimti baterijas ir pakraut. Jums tiesiog reikės įdėti USB laidą štai čia ir jūsų modas kaus, pavyzdžiui, jeigu jūs kažkokia išvyka arba kažkokia mašinai važiuojat netyčia. Aišku, mašinai nelabai jums ličiau garinti, nes daug dūmo po to bus. Daug garų, atsiprašau. Ir tiesiog, jeigu jūsų modas, pavyzdžiui, išsikrauna, tai labai gerai, jį tiesiog į kompą ir galima tai garinti. Reikia laukti ant poros valandų, kol baterijos bus pilnai pakrautos. Taip, čia yra tiesiog ventiliacijos angos. Toliau, kas dar gero apie šitą modą, kad pavyzdžiui, senesnė versija su mažesnė gale M65, dar dalykas būna, kad jis labai dropina vatus. Pavyzdžiui, jeigu jūsų skaitiklyje ten yra apie 65 vatų nustatyta, po poros įtraukimų pačiusiu bus 50. Čia tokio dalyko nėra. Taip pat labai geras dalykas, kad dabar yra atsinaujinusi versija, nes kaip jau tikriausiai žinote, kad jeigu versija būna 0.4, 0.5, tai labai dažnai dega čipas po poros savaičių, o su šitą versiją dar tokį nesu girdėjęs, jau mano pažįstamų tokius turi. Toks aparatas. Tai ką, tada manau atėjo laikas pabaigti šitą mūsų tokį gerą, trumpą reviewą. Toliau pas mūsų kanale bus tai Zephyrusas. Štai toks aparatas, pamatysite jį labai greitai. Tada kaip tik ir išmėginsim štai šitą gerą komplektuką. Ką dabar jums tačiau pasakyti, kad jūs turite būtinai paspausti subscribe ir laiką po šito video. Tikiuosi jums patiko, video tikrai bus daugiau. Ar artėja keletą porų naujų daiktų, kurios tikrai norėčiau jums parodyti. Tai ką, dėkui visiems už peržiūrą, su jumis buvo Go for Vape. Laikykit, komentuokit, subscribinkit, jūsų komentarai man labai padeda tobulėti ir dėkui už peržiūrą.